Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Labai malonu, kad jūs visi čia susirinkote. Taigi, belaukiant Kalėdų parodos atidarymą, norėtume, kad pradėtų Laura Remeikienė ir jos nuostabioji publika Lauros studija. Rytais susirenkam į klasę, žiūrim viens į kitą, sveikinamės drąsiai. Labas, labas rytais, taip norisi miego, bet miegot galėsiu daug. Tik po pietų, po visų dienos darbų, kai parašysi, paskaitysi, paskaičiuosi, paliudysi, nurašysi, pasportuosi, padainuosi ir pagrosi. Mes nenorime rašyti, ir nenorime skaityti, mes norėtume tik šokti, ir dar paklaidoti. Mes nenorime rašyti, ir nenorime skaityti, mes norėtume tik šokti, ir dar paklaidoti. Kuris labai mėgo erzinti mergaitės. O ypač Salomėja. Ir dar gyveno Salomėja. Maža mergaitė, kuris savo mamai neparduodavo viską. Ką jį ištėtė Ernestas? Viską. Tempė už nagų. Pačiupo už dangtuvo. Tyčia netekė. Tada mama pasakė, kad Ernestas iš tiesų norėjo pažaisti su Salomėja. Tik nežinojo, kaip jai tai pasiūlyti. Tada mama pridūrė, kad Ernestas, be abejonės kaip Ernestas, norėjo būti Salomėjos mylimasis. Galima kristi į akį. Nekartą kultūros nurašė kartu kalimoje. Niekada. Bet mylimėlį juk būna tik pasakos. Kaip? Princams ir princesėms su gražiomis upelėmis, su kardais. Su karaliais ir karalienėmis ir su drakonais. Ką įsimylėjai būna tikrai netikri. Žmonės įsimylėję būna liūdni, kartais labai nedrąsūs ir labai dažnai rausta. Jie tarsi užhipnotizuoti. Žinot, galiausiai supratau, kad įsimylėję žmonės būna truputį išprotėję. Esu girdėjusi, kad meilė gali įsižiebti, kaip ugnis, kaip audra.
galima nudegti. Tai audra vadinasi mylėti. Tuomet rečiau turėti spėti, kai esi įsimylėjęs. Bet įsimylėjimas vyksta širdyje. Noriu pasakyti, tai, kad aš šiandien vyrimi karščiuoti. Jauties išglebias, būni ligonis? Taip sunku būti įsimylėjus. Kad įsimylėtum reikia dviejų. O gal galima vienam? Arba trise? Gal keturiese? Oho, visi kaip įsimylėję. Kiek galų gale geriausia, kad būtų. Ai, meilės apskritai nėra. Aišku, kad yra visam laikui. O gal tik 5 minutės? Visam gyvenimui. Oho, gal truputį per laiką. Žmonės įsimylėjo šuojas, laikos, rankos. Daro vaikus. Negali būti. O kartais nereikia būti namų daugėlę, kada tai įsimylėjęs. Kai įsimylė, esi tarsi sapne, lakioji padebesiais. Skraidai, las. Ilgai skraidai? Dar skraidai. Senis tau. Ir Salomėja nutarė, kad įsimylėję žmonės tampa angelais. Bet kai Ernestas įsimylėjęs grįžo ir darsyk labai stipriai stumtelėjo Salomėją, kai pakratė jos kuprinę ir tyčia užmynė ant palto, daugiau niekas nieko nepasakė. Bet vis tiek įsimylėjus, aš nieko neišmokau. Tuk, širdelė, tuk, širdelė dėl manęs, širdelė tik būk.